Sveiki, aš Gabija Balsevičiūtė, čia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto tinklalaidė. Šioje dalyje kalbamės apie studentų atstovybę. Šiandien svečiuose Gintė Aleksienė. Sveiki. Gintė, kuo šiuo metu gyvenate? Kokią veiklą užsiimate? Visų pirma, ačiū už kvietimą. O atsakant į klausimą, tai gyvenu visaip. Turbūt labai tikėtina, kad daug žmonių pabaigia studijas ir nukeliauja kažkokiu panašiu keliu. Tai aš nukeliavau visai kitų kelių, aš nukeliavau į tokį verslo vystymą, į vadovavimą, visada norėjau tapti vadovu, tai juo ir tapau. Ir šiuo metu turiu kelias veiklas, mes keturiese turim mokymų įmonę, kur iš tiesų turiu galimybę padėti verslams augti, kelti kompetencijas, dirbti galiu su vadovais, kas yra labai faina, nes turiu galimybę dalinti savo patirtim. Iš kitos pusės dirbu šiuo metu ir verslo tokio vystymo pozicijoje su pardavimais, nes esu tokia iš prigimties komersantė, pardavėja, tai dar papildomai turiu darbą, galima sakyti, ar ne, tai reiškia dirbu Artėja banke, vadovauju išoriniam pardavimo kanalam. Ir čia dar ne viskas, nes turbūt ateinant tam tikram laikui pradedi galvoti, o ką dar galėčiau nuveikti, kokias dar galėčiau veiklas vystyti. Tai šiuo metu turbūt esu tokiuose apmąstymuose ir paieškose idėjos, ką galėčiau vystyti, kokį papildomą verslą galėčiau sukurti dar papildomai pati. Tai nesinori užsistovėti vienoje vietoje, vis noris kažkokių pokyčių. Tikrai taip. Kalbant apie studentų atstovybę, 2 metus buvai jos pirmininkė. Kokios emocijos prisiminus tą laikotarpį? Yra pati fainiausia, tai yra komfakas priot, tai yra tai, kas, iš principo yra likę, užsilikę, ta mūsų tokia frazė, sakykim taip, bet vien tik tai turbūt geriausios emocijos, nes tai buvo tarsi, dabar kai tu žiūri atgal, žinai, tai atrodo, kad tuo metu tai buvo rimta daug visko, bet dabar, kai žiūriu, tai buvo tam tikras žaidimas. Dėl to, kad tu turi galimybę pakankamai saugioje aplinkoje, fainoj terpėj, su palaikymu, kurti idėjas, kažką organizuoti, kažką sukurti. Kaip dabar atsimenu, labai smagu atsisėsti prie vieno stalo su dėstytojais, fakulteto vadovybė ir turėti galimybę dalyvauti, pažinti, galų gale kartais netgi ir prisidėti prie tam tikrų sprendimų arba atstovauti tą studentų balsą. Tai turbūt vien tik tai geros emocijos, ta prasme, aš nesakau, kad nebuvo iššūkių ir kad viskas čia buvo labai faina ir lengva ir vien tik tai vakarėliai arba smagios akimirkos. Ne, buvo ir tokių rimtesnių dalykų, ar ne, kai reikėjo spręsti ir tai buvo tam tikri iššūkiai, kurie aš galvoju, kad mane kaip asmenybę tikrai papildomai dar formavo. Tai yra tą tokį, kad aš galiu veikti, kad aš galiu daryti, kad yra įmanoma, kai tu supranti taisyklės. Nes visada yra žaidimo taisyklės. Tai kai esi pakankamai jaunas, tai tu ten nelabai žiūri į tas taisyklės, bet tokios organizacijos jis išmoko, kad yra tam tikros taisyklės, kuriomis eidamas tu gali kažką nuveikti, pasiekti, nežinau, gauti finansavimą, gauti leidimą naudotis patalpom ir taip toliau ir panašiai. Tai toks dviprasmis pojūtis, kad iš vienos pusės aš prisimenu tai kaip labai labai gerą laiką, kur iš tikrųjų atsirado ir draugų, ir bičiulių, ir didelis socialinis ratas, nes mes tarp atstovybių draugavom ir tarp atstovybių turėjom programas tiek mokymų, tiek, sakykime, kažkokių tų atstovybių pirmininkų arba visų atstovybių susibūrimų. Iš kitos pusės, sakau, toks jau pasičiupinėjimas realaus gyvenimo, nors aš turiu pasakyti, kad aš jau prieš tai dirbau ir tuo metu netgi dirbau, bet tas vis tiek davė tokį suvokimą, kaip dirbti čia su tom suinteresuotom šalim, su kuo čia pašnekėti, ne? Nes, sėdim, idėją turim, bet o kaip ją padaryti, ne? Iš kur čia gauti finansavimo, patalpų, kažko, ar ne? Tas turbūt yra labai fainai, tai tokia dvi dalis, dvi medalio pusės. Paminėjai, kad studento atstovas yra tarsi tarpininkas tarp administracijos, dėstytojų ir studentų. Taip. Dažnai tekdavo kažkuriai pusiai nusileisti ar... Aš galvoju, čia gal nuo žmogaus priklauso, bet aš taip žiūrėčiau, kad reikėdavo ieškoti geriausio sprendimo. Nes nėra vieno objektyviai gero sprendimo. Čia apskritai mano gyvenimo moto. Nėra objektyvaus geriausio sprendimo. Yra geriausias sprendimas visoms suinteresuotom šalim, kurios sėdi prie stalo. Žinai, net ir versle. Pavyzdžiui, iš savo patirties. Tu matai, kad geriausia būtų eiti kažkuria kryptim,
Bet kai tu susisėdė su žmonėm prie stalo, vis dėlto gimsta kažkoks sprendimas, nu, vad nebūtinai į tą pusę, bet trupučiuką ar ne, nukrypsti nuo to, kas būtų geriausia. Bet tai ir yra apie tai, kad tai yra interesų derinimas. Tai aš galvoju, aš neprisimenu tokių, žinai, kur kažkaip reikėjo nusileisti kažkur, bet reikėjo visada derinti, reikėjo ieškoti sprendimų. Ir kartais atrodo, yra sprendimas A vienoj pusėje, B kitoj pusėje, bet gal galima surasti C. Tai va čia toks buvo visada smagus dalykas, kad reikėdavo naviguoti. Ir tas beje man gyvenime labai pravertė. Tai va tas gebėjimas naviguoti, suprasti, o ko viena pusė nori, kokiam taisyklėm žaidžia, ko kita pusė, koks šitas interesas ir kaip čia dabar iš to padaryti, kad abi pusės turėtų vertę ir naudą kažkokią. Tai visose šitose procesuose labai svarbu turėti patikimą komandą. Ar prisimenate savo komandą tuo metu? Ar bendraujate su tai žmonėmis? Yra žmonių, beje, su kuriais bendraujam. Tarp kitko, turbūt kursų jaunesnis yra mano bičiulis, draugas, su kuriuo vis dar po šiai dienai tikrai draugaujam, jis yra tikrai mūsų artimas šeimos draugas. Tai yra iš atstovybės gimusi draugystė. Su kitais gal šiek tiek mažiau, bet aš pasakysiu tą jausmą, kai tu sutinki tuos žmonės, su kuriais tu buvai tame, yra toks artimumo faktorius. Vat net ir neseniai sutikau kursiokę iš magistrantūros. Taip, tai ne studentų atstovybė, bet buvo labai faina, nes vis tiek tu turi ryšį. Nu, pasitikrini, aišku, kaip čia kreiptis, nu, kiek čia yra tos vietos, bet yra tas jausmas, kad tai yra tavo savas. Ir turbūt didžioji dalis žmonių, su kuriais vat, ir ilgesnį laiką po studijų teko draugauti ir vat, dabar, sakykime, sutikus labai būna tas šiltas, tai ir yra iš studentų atstovybės. Nes sutikim, kad kursiokai susirenka iš skirtingų labai vietų, sričių ir mus jungia galbūt tai, kad mes pasirinkom specialybę. Beje, reikia paminėti, kad aš kai rinkausi, aš nesupratau iki galo, ką rinkausi, bet čia kita istorija. Tai tu turi galimybę studentų atstovybėje surasti žmonės panašius į save. Bet jeigu tu esi aktyvesnis, jeigu tau įdomu kažką papildomai daryti, jeigu tu nori ten pažinti, patyrinėti, kažką nuveikti, ar galų gale, nežinau, gerą tūsą pasidaryti, elementariai, tai tas tiesiog sujungia. Ne? Visos krikštynos, fuksų stovkės, vadinkim taip, jos labai sujungia, nes mes tiesiog turim bendrų atsiminimų ir ta komanda, draugai, bičiuliai, mes visi buvom bičiuliai, buvom chebra, tai nebuvo taip, kad čia yra mano komanda, ar ne? Ir turbūt tas irgi tam tikrą prasme užsilikė. Nes aš net ir dabar dirbdama su savo kolegom, aš stengiuosi ir būt, kad mes tiek, kiek yra įmanoma, ar ne? Dirbant jau, nes darbe vis tiek tai yra profesinis santykis, bet vis tiek, kad mes bent turėtume kažkiek tos jausmo, kad mes esam chebra, žinai, ta komanda, kuri galim, paveikti dalykų. Tuo metu turbūt mes taip jau apie save negalvojam, kaip apie komandą, kaip apie labai organizaciją. Mes tiesiog jautėmės chebra, toks ratas, kuris gali padaryti, gali kažką nuveikti. Visos tos šventės irgi yra didelė dalis. Taip. Gal atsimenate kažkokį įsimintiniausią renginį ar momentą iš tų? Mes esam turėję tikrai keletą tokių svarbių gal. Tai visos fuksų stovkės tikrai yra labai įsimintinos, nes atkeliauja nauji bendruomenės nariai, ar ne? Ir tas visi komandiniai žaidimai, paskaitos, mokymai ir taip toliau labai yra įsiminę. Dar yra įsiminę, mes organizavom, kaip dabar pamenu, toks buvo vakarėlis Feel the Heat. Ir mes kelis sezonus, man atrodo, įdarėm, tai jis buvo visiškai topinis, ta prasme, kad dar dabar prisimenam, ne, kur tikrai užkūrėm vakarėlį, kaip turi būti, turbūt toks vienas iš wow momentų yra buvusių. Bet lygiai taip pat mes turėdavom tikrai ir mokymus darydavom ir stengdavomės šiaip apskritai toj studentų atstovybių bendruomeniai visoj Vūsoj, ar ne? Ir turėjom galimybės ir rasdavom būdus važiuoti į kažkokias mainų programas, ar ne, kas irgi tikrai įsiminė. Tiek mokymus bendrus turėdavom pasiskirstę sritim, ar ne? Kiekviena atstovybė turėdavo sritis, dabar nežinau, kaip jūs veikiate, ne? Arba kaip studentų atstovybė veikia, bet būdavo ir tarp atstovybių, sakykime, ten komunikacijos, ne, kažkokie užsiėmimai.
ar ten renginių organizavimo, ar dar kažkurių sričių. Mes tikrai daug įvykių turėdom, bet sakau, jeigu iš vakarėlių, tai tikrai būdavo, šiaip krikštynos būdavo tas jau įvykis ir visada būdavo tas Feel the Heat, sakau, 2 metus gal mes jį turėjom. Labai labai patiko. Tikrai toks studentiškas, geras vaibas. Jeigu dabar grįžtumėt atgal į tos laikus, viską darytumėt taip pat? Aš manau, kad, žinok, nieko nekeiščiau. Nieko nekeiščiau ta prasme, kad dabar, kai atsisuku, aišku, yra dalykų, kur galvoju, gal kažkaip kitaip reikėjo, bet turbūt tai yra irgi, žinai, gyvenimo dalis. Mes visi einam per savo kažkokius pamokas, žinai, išmokimus. Tai va, tas laikotarpis buvo apie santykių kūrimą labai stipriai, apie savęs, savo suvokimą, savivertės kažkokius dalykus. Tai aš tikrai turbūt nieko nekeiščiau, vien dėl to, kad tai buvo geras laikas. Nebūtų jo buvę, jeigu nebūtų buvę ir tų, žinai, kitų kažkokių asmeninių pamastymų. Tai nekeiščiau. Ką patartumėt dabartiniams arba galbūt net būsimiems komunikacijos fakulteto studentams? Aš tai patarčiau labai paprastą dalyką. Tiesiog svajokit, bandykit ir darykit. Komunikacijos fakultetas apskritai ir studijos, aš gal grįšiu prie to savo minties, kai aš stojau, aš iki galo nesupratau, kur aš čia stoju. Kaip ir supratau, kas yra komunikacija, kaip ir supratau, kad čia arti gal ryšių su visuomenė, gal čia su vidinė komunikacija. Ta prasme, nes tos specialybė tuo metu informalogija buvo, tai jinai tokia ir tarsi sistemų vadyba iki galo nesupranti žmogus, kas ten tos sistemos yra. Bet sakykime, nes mūsų kursiokai labai skirtingai pasimaišė. Kas ten į žurnalistikos kryptį nuėjo, kas į marketingą, kas į viešuosius ryšius, kas į IT sritį, tai reiškia sistemų valdymą, projektų ar ne, IT valdymą, kas gal į vidinę kažkokią komunikaciją, kas į verslą, labai 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 skirtingai. Tai aš noriu pasakyti, kad šita specialybė arba šitas sritis apskritai, komfakas, jisai duoda labai daug pločio. Mes visada juokdavomės, tas PMI chebra, jie tikrai, labai tokie educated, galima taip sakyti, ar ne, labai daug skaito, domisi politika, geopolitika ir t. Mes tokie, kur apie žmonės ir santykius. Ir aš jums tikrai galiu pasakyti, versle vienas pagrindinių dalykų ir yra tavo komunikacija, santykių, gebėjimas kurti santykius ir gebėjimas palaikyti tuos skirtingus interesus. Tai praktiškai visi dalykai. Aš atsimenu, mes net aukštąją matematiką turėjom. Bet visi dalykai, jie prisideda prie to, nes tu mokaisi spręsti rebusus. Nes rebusai dažniausiai ir yra, pavyzdžiui, kai sako, versle yra konfliktas. Nes 2 skirtingos nuomonės, ne? 2 žmonės sėdė, aš A noriu, čia B noriu, ne? Ir netiesiogiai, darybų mes gal ir nesimokėm, bet tu, kai mokaisi komunikacijos, kai tu galvoji apie auditorijas, apie žinutę, kai tu, sakykime, aš turėjau, pavyzdžiui, ten ir propagandos komunikaciją, ne, labai skirtingų dalykų. Ir visi jie prisideda, nes tu kažkaip